kažkas sprogo, nežinau, kas atsitiko, pažiūrėkit, kraujas, ten kojas, rankas mėtosi. Dabar jau jie ruošiami teikiamą pagalbą ir ruošiami važiuoti į gydymo įstaigą. Šitie mokymai yra unikalūs dėl to, kad pats scenarijus imituojamo nusikaltimo, masinės nelaimės, tokio Lietuvoje nėra buvę apskritai ir toks skaičius specialiųjų tarnybų niekada mokymuose nebuvo pajungtas. 11 mirusių. Pabandėme surepetuoti tikro teroristinio akto vykdyto traukinyje, panaudojant sprogmenis tyriminę situaciją, nuo reagavimo, nuo parodinės informacijos pateikimo iki galutinio ištyrimo. Pabandėme pasinaudoti visom mūsų technologijom, naujovėm, tai ypatingai panaudojame ir drono pagalbą, fiksavimą įvykių vietai, 3D skaneris. Turime glaudžius kontaktus ir su ekspertais iš užsienio šalių, kurie ekspertinės žinias perduoda įvykio vietose. So last year we did our first disaster victim identification investigator course here in Lithuania. Moving forward, that's the right direction to go. Disasters can happen anywhere, as we've seen in the world. People are trained to the same standards. People can work alongside each other to recover human remains with dignity and respect, and importantly, scientifically, reliably and scientifically identify human remains.